Sveiki, aš esu Gražina. Aš noriu papasakoti jums, kaip Dievas mane išgelbėjo. Šiaip tai aš buvau netikinti visiškai, tėvai irgi netikintis buvo. Eidavau į bažnyčią, žaisdavau, kaip ir žaidimai ten mūsų buvo, su mergaitėm žaisdavom, eidavom su veliomais, apsirengę su baltom suknelėm ir barstydavom gėlytes per Velykas. Bet tai buvo tik žaidimai. Mama privedė prie pirmos komunijos, dermavojo, krikštijo, bet Dievo visai nepažinojau. Taip, kad čia buvo apeigos, aš taip pat vaikam padariau šitas apeigas, bet jie irgi nepažįsta Dievo. Ir su Dievu susitikau, net nežinau dabar kelintais metais. Buvo skyrybos, buvo labai tokie dideli dalykai mano gyvenime. Taip, kad Dievas iš karto man apsireiškė, bet aš nesupratau, labai davė didelį išmintį, nes mama padavė į teismą mus su vyru, kad iškeldinti iš buto su vaikais vasario mėnesį. Ir tada man, kažkaip su vyru irgi buvo skyrybos, taip vyrui gyvenimą aiškinau, kad reikia gyventi šeimoje, kad reikia, jisai su mama labai dirbdavo. Labai ten biznį varydavo, anksčiau tai būdavo špekuliantai, dabar tai verslininkai. Tai va, ir tada Dievas prisilietė prie manęs. Ir paskui vyras galvojo, kad aš biški, jis nesuprato manęs, iš viso nesuprato. Biški, ne taip kalbu, jis nuvežė mane pas psichologę, aišku, ten uždarė į berankenų, į nervų, ten kaip psichinį skyrių, ten prileido vaistų. Ir paskui 22 metus mane tampė po Durnynus, po Kuzmos gatvę, pagrindė Kuzmos gatvėje. Ir leido vaistus ir norėjo, velnės iš vis norėjo padaryti, mane sunaikinti, norėjo padaryti durna. Bet Dievas yra galingesnis už viską. Tai draugė atėjo pas mane į ligoninę, jinai dėjo rankas, jinai meldėsi už mane. Ir tada paskelbė mano Evangeliją, aš ėjau į bažnyčią, bet tik iš neturėjimo ką veikti, ėjau su vaikais. Ir kažkaip tai, kol Dievas neprisilietė prie manęs, man buvo tuščia, aš klausydavausi pamokslų. Bet, kažkaip tai tik klausydavausi, tik ateidavau, kad laiką prastum. O paskui 98 metų Liepos 23 dieną, kaip tik buvo pastorius atvažiavęs iš Rygos. Ir tada šventoji dvasia prisilietė prie mane, tada pats Dievas prisilietė ir aš supratau, ką Jėzus pasakė Evangelijoje, kad nei vienas neateis pas mane, jeigu jo dangiškas tėvas nepatrauks. Tai va tada aš supratau tos žodžius, kad ta draugė irgi, kiek jinai stengėsi, kiek jinai man kalbėjo, bet kol Dievas neprisiliečia prie žmogaus ir prie širdies jo, tai mes nieko negalim padaryti. Tai va, ir vaikai tada į bažnyčią, ir kaimynų berniukas ėjo, bet paskui jų keliai kitaip išėjo, į kitą pusę. O aš kažkaip daug kartų ir buvau suklupus, nes vis tos meilės ieškojau, vis to draugo gyvenimo ieškojau, kaip vyras paliko, vaikus, aišku, pačiai sunku auginti buvo vienai. Bet Dievas dabar gal kokie 6-7 metai labai stipriai dirbo su manim, su mano širdim, su mano gyvenimu. Labai daug pasikeitimų manyje įvyko, manyje. Tai va, ką galiu pasakyti, kad jis išgydė, kad tikrai dabar man nereikia vaistų. Yra didelė laimė užmigti be migdomųjų vaistų ir išsimiegoti. Tai tikrai čia yra labai didelis Dievo palaiminimas. Dievas išlaisvino iš daug priklausomybių, nes kadangi kaip aš skyriausi, skandinau savo skausmą alkoholyje, vaikus būdavo sumigdau. Užsileidžiu Džoldanos Butkutės kasetę Nemylėjai manęs ir išgerdavau bonką šnapso ir rūkydavau. Ir taip skandinau savo skausmą alkoholyje, bet Dievas išlaisvino, kaip aš tik įtikėjau. Dievas išlaisvino, paskui aišku būdavo, tai paragauju, tai vėl, bet čia yra tikrai, čia yra ne Dievo, alkoholis, rūkymas, čia yra velnio darbai. Ir mes tikrai turim būti šventi. Ir tikrai turim gyventi Dievui ir dėl Dievo, nes mes sukurti Dievui. Dievas mūsų kūrė savo, kad mes jam tarnautumėm, gyventumėm dėl jo, būtumėm jo indai, švarūs, be nuodėmės. Išlaisvino taip pat iš rūkymo, nes irgi buvo labai didelė priklausomybė. Tai net užmigti negalėdavau.
ta prasme, kad vis bijodavau, kad turi būti cigarečių, kad neduok Dieve nebus. O tai būdavo net atsikeldavau 3 valandą nakties ir bėgdavau kioskelį cigarečių pirkti. Nu ką dar galiu pasakyti, iš keiksmažodžių išlaisvina, nes už kiekvieno keiksmažodžio stovi demonai, už kiekvieno keiksmažodžio. Taip, kad tikrai visų prašau, žiūrėkite į Kristų, žiūrėkite į Dievą, meskite savo priklausomybės visas ir tikrai Dievas sukūrė kiekvieną žmogų tobulai. Aš kaip suvokiau šitą, kad Dievas sukūrė, savo sūnų atidavė nuplakti už mūsų nuodėmes. Vat kai buvo žemės drebėjimas dabar, tai per 2 minutės 2000 žmonių nuėjo į pragarą. Ir kurie nepažįsta Dievo, tai va ta katalikybė, ta religija, aš irgi ėjau į tą ir katalikų bažnyčią, bet ten jie nieko nepasako. Katalikybė tai iš vis religija yra baisus dalykas, o gyvas Dievas yra gyvas Dievas. Tai va tikrai visus raginu klausyti žodžio ir vykdyti Dievo įsakymus. Pat Biblija yra instrukcija, kur Dievas mūsų sukūrė ir davė instrukciją, taip kaip automobilis sukuria ir išleidžia vadovėlį, kaip jį remontuoti. Tai vat mes kaip prisiremontuojam save su nuodėmėm. Dar tiesą noriu pasakyti, tą draugė, kur per ją įtikėjau, mes nuvažiavome į kaimą su ją ir jinai lakstydavo po pievas, žiūrėjo į dangų ir sakė, oi kaip Dievas viską gražiai sukūrė. O aš Dievo nepažinojau ir aš juokiausi su vaikais, juokiausi netgi. Galvoju ir trenkta, Dievas sukūrė. Kas sukūrė, aš nežinojau. Bet kad Dievas sukūrė, aš gal tikrai nesąmonė čia. Bet Dievas parodo savo galybę ir va tie astrologai, tiesa, tikėjau horoskopais, horoskopai irgi yra iš velnio. Astrologija visa pagal žvaigždės, kaip suporuoja vyras su moterim pagal žvaigždės. Dievas tik tai gali suporuoti vyrą ir moterį, o ne pagal žvaigždės, ne pagal tai, ką sako velnės ir astrologija. Jie visi tarnauja velniui. Tos raganos, burtininkavimai, čia yra ne Dievo darbai. Dievo darbai yra šventumas, mūsų šventumas, pasišventimas Dievui, pasišventimas jam tarnauti, skelbti Evangeliją ir tikrai žmonės juokiasi iš mūsų, bet tikrai mes šiandien dėl savęs darom, o tiesiog dėl jūsų išgelbėjimo, dėl jūsų sielų išgelbėjimo, kad jūsų sielos išsigelbėtų. Kristus ir sakė ant kryžiaus, atleisk jiems Dieve, nes jie nežino, ką daro. Aš taip pat galiu pasakyti, kad aš tikrai nežinojau, ką aš dariau. Velnias taip aptemdo protą, kad tu tikrai nesuvoki, atrodo, kad tu teisingų keliu eini. Bet kaip Dievas apšviečia, aš irgi sakiau, Dieve, oi, kokia aš teisinga buvau. Bet Dievas sako, tavo teisybė tai ne mano teisybė. Ir jis parodė savo tiesą. O tiesa yra Biblijoje, nes Jėzus pasakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Kas priims mane, tą priims ir mano tėvas. O kas atmes mane, tą atmes ir mano tėvas. Taip, kad žinokit, brangieji, mes visi stosime prieš Dievo teismą, vieni anksčiau, kiti vėliau, bet Jėzus tikrai sugrįš ir tikrai ateis. Ir kas ar miręs, neduok Dieve, bus be Kristaus, tikrai stos prieš Dievo teismą ir Dievas pasakys, tau va tada ir tada buvo duota šansas, kodėl tu jį atmetei. Tai va sako, kas atmes mane žmonių akivaizdoje, tą ir aš atmesiu. Taip, kad linkiu visiems sėkmės, tikrai nesišaipykit, kas jums skelbia Evangeliją, iš Dievo žodžio priimkit, tikrai linkiu visiems sėkmės ir gyventi su Dievu ir Dievuje. Ačiū visiems.